Taigi, sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė. Ir kodėl pradėjau piešti ir sustabdžiau, todėl kad man buvo per mažai šviesos. Neurografai tie, kurie piešia, tai pasimkit vandenį ir gerkit. O tie, kurie paklausys, tai tiesiog paklausys ir to viskas baigsis ir galbūt tiek ir tai reikia. Kalbant apie šiandien prasidėjo vadinamo jaučio astrologinės zodiako ženklas jautis arba kitaip tauras periodas nuo balandžio 21 iki gegužės 21. Ir iš tikrųjų tai yra labai žemės ženklas. Jį globoja Venera. Venera tai yra moteriškumas ir grožis, menas ir moteriškumas, bet moteriškumas tai net vyrai turi labai gražių, iš tikrųjų labai gražus vyrai ir moteris. Veneros turintis ženklas savo astrologiniam, tam vadinamoje astrologiniai sielos formulė arba kosmogramai Venera, tai jie yra iš tikrųjų labai gražus, patrauklus žmonės. O jeigu dar gimė šito periodo, kuris ateina, tai iš tikrųjų tai yra jų klestėjimo periodas, kadangi tai yra labai žemiškas ženklas ir jo yra pagrindinės devizas aš turiu. Jeigu Merkurijos ženklo, tai aš žinau, tai jautis arba tauras aš turiu. Ir iš tikrųjų šitas periodas labai bus įdomus, todėl kad patys jaučiai yra tokie lėti, iš pažiūros tvirti žmonės, labai darbštus. Ir šitam periodui iš tikrųjų labai skatinčiau būti darbščiam. Darbščiam visomis savo prasmėmis. Darbštumas iš tikrųjų užtikrina tą aš turiu devizą. Jie yra labai tvirti, paprastai tvirtumas, toksai kantrybė turi labai daug, apdairumas. Va šituose perioduose, būtent darbštumas, kas man labiausiai atsiliepia, darbštumas. Norėčiau pasižymėti kantrybę. Iš tikrųjų šitam periode tikrai reikės kantrybės. Kantrybė. Ir aišku, tai yra nėra staigios permainos arba pokyčiai, viskas darosi iš lėto, tai yra toksai lėtumo simbolis. Skubėk lėtai vadinsis. Galima čia va. Skubėti lėtai, tai reiškia šito periodo iš tikrųjų reikėtų labai apsvarstyti, patikrinti ir tik tada ištyrinėti ir tada tik tai įeiti pokyčius. Tai iš tikrųjų, čia parašyta, judėk lėtai. Bet šito viso periodo toksai fonas bus. O tas darbštumas tai reiškia gerai iki galo atliktas darbas. Bet šituo periodu iš tikrųjų būtų labai šaunu, kad ir kokį darbą atlikite jį iki galo ir kažkaip tai neužleiskite. Geriau etapas po etapo ir jūs galėsite padaryti ir atsiekti ir turėti tai, ko norite. Kaip ir visada, aš turiu vieną figūrą įvedu iš karto, kurios niekada jau neįgarsinu. Tai yra mano figūra, jinai kiekvieną mėnesį man yra labai aktuali. Ir dabar žiūrėsim dekadomis. Tai reiškia iki gegužės 1 dienos. Iš tikrųjų, tai yra nuoširdumas, draugiškumas, galima užsiimti filantropiją, tai yra labdara, menas, kilniaširdiškumas. Tai šitam periode kūrybiškumas, vienas iš toksai kūrybiškumas, grožis, gėris ir visa kita. Kūrybiškumas aš įvardinsiu. Tie, kas užsiims kažkokį tai menų grožio kūrimu, tai yra labai sėkmingas metas. Visiems kultūrininkam tai yra jų toksai suviešėjimo metas. O kūrybiškumas gali būti kiekvieną dieną sugalvoti kažką neįprasto, kitaip ir tai iš tikrųjų tiesiog jums tikrai duos apčiuopiamų rezultatų. Toliau nuo gegužės 1 iki 11 iš tikrųjų dominuoja visos, geriausia aktyvuoti visas tokias vadovo arba lyderio savybės. Ir čia jau labai būtų gerai šitam periode toksai organizaciniai dalykai, bendradarbiavimas, entuziazmas, optimizmas. Ir taigi aktyvuoti savo tokio organizatoriaus, vadinkim, savybės, jomis naudokitės. Vadovavimas, parašysiu, ir bendradarbiavimas. Kadangi jaučiai tai yra labai komunikabilus žmonės, iš tikrųjų, komunikacija tiesiog aukščiausio lygio ir visam šitam periode tas bendradarbiavimas, kurti bendrus kažkokius dalykus, iš tikrųjų jie atneš labai daug ir labai gerų rezultatų, ypač šitam periode. Ir kadangi vadovavimas, sakiau, dominuoja visos vadovo savybės, tai pasitikėjimas, kam labai trūksta to pasitikėjimo savimi, galima įnešti tokią figūrą, pasitikėjimas savimi. Ir iš tikrųjų, jeigu jau bus toksai periodas, šitam periode, jeigu būsite labai nuvargę, tai labai rekomenduočiau atsiremti į draugus. Paprastai pavargę jaučiai remiasi draugus ir kuo daugiau draugų, tuo yra gerai. Tas bendradarbiavimas, kuo daugiau plėsti pažinčių ratą, bendrauti, kuo daugiau, tai yra labai geras dalykas. Jeigu kažkoks tai vilties netekimas būna dėl kažko, tai paprastai yra siekimas paskui kažką, kas vestų. Bet vis tiek jisai toksai, kadangi jautis visas tos periodas toksai yra tvirto charakterio jautis, tai nereikėtų nusileisti tam, kam jūs sumanėte ar dar kažką užplanavote. Todėl visada skubėti lėtai ir padaryti savo atlikti darbus iki galo. Nenusileisti, o tiesiog žingsnis po žingsnio judėti toliau, netgi jeigu į terminus jūs nesutelpat, vis tiek pabaigti tą darbą. Ir paskutinis periodas nuo gegužės 12 iki jau gegužės 21, tai yra daugiau ryžtingumas ir aktyvumas. Tiesiog kiek čia figūrų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ryžtingumas. Tai jeigu kils šituo periodu kažkokios idėjos,
jūs aktyviai įsijunkite ir kartu su bendraminčiais iš tikrųjų gali davesti iki labai puikių rezultatų ir finansinės sėkmės. Aplamai kaip ir ryžtingumas. Aplamai, kaip ir aš sakiau, čia neurografai žino, prasideda mūsų suapvalinimas, ar ne? Aš jums papasakosiu. Paprastai, kai yra Veneros laikotarpis, toksai iš tikrųjų jaučius globoja Venera, tai yra pinigingas periodas. Todėl tikrai nepražiopsokite galimybių. Ir lygiai taip pat pasvarstykite apie savo finansinius dalykus. Ten, kur reikia, įjunkite stabdžius. Viskas, kas susijęs su finansais, iš tikrųjų šitam periode yra labai aktualu. Ir gali būti, kad jūs šitam periode galite padėti labai tvirtus pamatus. Likusiems, metai jau kaip ir 4 mėnesiai praėjo, bet vis tiek dar yra daug mėnesių. Ir čia galite bent jau užkabinti kabliuką, uždėti tokią meškerę, užmesti tam tikriem dalykam. Ir čia iš tikrųjų, jeigu projektai jūsų atsidarys su bendraminčiais ar dar kažką, tai aišku, žiūrėkit, kur kas ir su kuo ir dėl ko. Partnerystė yra toksai iš vienos pusės labai geras dalykas, iš kitos pusės slidus dalykas. Pavyzdžiui, kai aš dabar mokinuosi tas vadinamas rastanovkas arba vidinių dalių sustatymą, ir yra netgi, mes turim porą sesijų praktikų apie biznio tam tikrus momentus, tai ten jo labai atsargiai reikia žiūrėti, su kuo suvieni į sąjungą investuodamas į tam tikrus dalykus, todėl čia yra jūsų atsakomybė. Bet šiaip aplamai, kad jums padėtų kažkokiam sumanime ar dar kažką, tai iš tikrųjų jūs turite puikias galimybės šito periodo. Kaip taisyklė paprastai, bet čia jūs dar pasidomėkit, pasakysiu informaciją, bet tiesiog jūs dar kartą patikrinkit. Paprastai šito periodo, kaip taisyklė iš metų į metus, bankai lengviau duoda kažkokius tai dalykus ir su bankais bendrauti yra palankiau, vadinkim taip. Bet lygiai taip pat, kadangi Venera, tai labai reikia kartais būti atsargiam, nes kadangi suaktyvėja ir finansiniai tam tikri momentai, tai per pilnatį gali pagausėti ir visokių tokių negražių dalykų, kaip, liaudiškai sakant, pinigų išmoninimas. Pasisavinimas. Tai yra ir tokie momentai, bet čia reikia per pilnatį su finansais, iš astrologijos galiu pasakyti atsargiau, o visais kitais ir žiūrėkit, kur investuot savo pinigus, kur leidžiat ir kaip jūs tai leidžiat. Tai šitas mėnuo, iš tikrųjų galit, tie, kas vis atidėliojat kažkokius finansinius dalykus, iš tikrųjų juos galit pakelti, pasižiūrėti, galų gale galit užsirašyti pas mane į sesiją, nes aš kaip tik mokinuosi vidinių dalių sustatymas finansiniais klausimais. Galite ateiti į sesijas, kol aš dar mokinė, dar mėnuo geras, dar galima už labai tikrai palyginus simbolinę sumą pasidaryti sesiją, praktiką ir turėti pokyčius, nes kaip tik tas vidinių dalių sustatymas, jisai suveikia vieniems labai greitai, kitiems skubant lėtai, vadinkim tai, nes visiškai pilnai ta vidinių dalių arba konsteliacija, jinai atsiskleidžia pilnai per 3 mėnesius, visiškai pilnai, jeigu taip atėmus. Tai įdirbį pradėsit tauro periodu, tikrai išeisite puikius rezultatus. Ir jau balandį pradedama galvoti apie atostogas, kaip taisyklė. Tai irgi susijęs su materialiniais dalykais. Galite figūrą įsivesti savo papildomai, pagalvoti apie savo materialinius dalykus, pasiplanuoti, pasižiūrėti. Tai šitas periodas iš tikrųjų labai, labai palankus ir lygiai taip pat labai palankus padirbėti ir įgyvendinti idėjas, nors iš pažiūros gali jos atrodyti labai, labai tokios krizė. Bet jeigu jūs tikit tą idėją, kad jinai jum ir jūsų, tai žinokit, užsimkit šituo periodu, nes pavasaris šiemet mus džiugina, kaip ir pagal kovo mėnesio pirmomis dienomis prognozės. Iš tikrųjų, pavasaris mes turim labai labai šiltą ir tikrai faina. Po tokios žiemos tai labai smagu. Tai daugiau, man atrodo, tie, kas tik tai įsijungiat paklausyti mano testo, galite ir užbaigti. O daugiau mes su neurografais toliau piešim, aktyvinsim. Ką aš galiu pasakyti, kadangi yra sėkminga diena, prisiminiau penktadienis. Atkreipkite dėmesį, prisimenat, mes per vieną piešimą, kai aktyvinom tam tikrus momentus, tai 2 dienos yra į antradienį atkreipkite dėmesį ir į penktadienį dabar. Kas vyksta, kaip pas jūs vyksta, kas darosi, nes finansiškai tai jau yra tuo periodu, kada išvažiuoja į sodus, daržus, prasideda ten piknikai, kepimai ir visa kita, tai finansai, kaip sakau, finansai pajūt romansą, kitaip sakant, finansai dainuoja, reiškia, turi žmonės daugiau papildomų išlaidų, tai antradieniais geriau pasižiūrėkit biudžetą ir iš anksto susiplanuokit pirkinius penktadienį, nes penktadienį yra tikimybė išleisti didesnį pinigų sumą, nei kad jūs nesusiplanavote. Štai labai mėgėja esu eiti su sąrašėliu ir žiūriu, labai daug žmonių pradėjo irgi eiti su sąrašais. Ten vieną kitą, jeigu dalyką ne pagal sąrašą, tai žinai, paklaidą, kiek tu gali sau leisti. O šiaip tai jo, kai prasideda visi tie išvažiavimai,
Tai jo. Dar vienas momentas yra spalvos. Kokios dominuojančios spalvos, kadangi tauras yra žemės ženklas, tai jam būdingos visos žemės spalvos. Pinigų spalva yra rusva, rusva. Kadangi pienio periodas prasidėjo žyti pienės, tai geltona, žalia, visos spalvos rusva. Ir kaip nekeista, iš tikrųjų dar šitam periode prasidės alyvų žydėjimas. Alyvinė skaitosi spalva, jinai yra, tie, kas žino apie tas čakras, tai žino, kad karališkos čakros spalva, bet per didelis alyvų spalvų intensyvumas irgi veikia psichiką ir užuot veiktų pozityviai, tai su alyvinė labai reikia atsargiai. Vat, ir tai yra šitam periodai tie, kas madas žiūrit, kūrybiškai išsitraukit suknelės, sijonus, kelnes, visi žalia hakė ir visokia tokia grynas pavasaris geltona. Iš bėdos dar oranžinė irgi yra žemės spalva. Oranžinė daugiau skaitosi žinių, jeigu jums ten trūksta, tarkim, žinių apie finansinį raštingumą ir norite jį, tiesiog galima suaktyvinti per piešimą arba savo rūbus panešioti, nes rūbų spalvos keičia ir veikia jūsų nuotaiką ir netgi keičia jūsų vibracijas, o tai atsiliepia į tarpusavio bendravimo aspektus. Tai jeigu dėvėsite daugiau žemės spalvos visas tas tokias rūbus, tai su jumis ir žmonės labiau bendraus taip žemiškai, vadinkim taip. Tai iš tikrųjų tos spalvos, jos yra labai fainos. Ir aksesuarai irgi veikia į žmonių tarpusavę ir nuotaiką, veikia jūsų pačių, kaip jūs jausena, kaip jūs jaučiatės. Taip jūs ir bendrausite su kitais. Tai va. Manau, dabar čia jau viską jums užpasakau visus sustabdysiu ir sugrįšiu, kai pabaigsiu su apvaliniu. Štai, sugrįžau pas jūs ir ką, iš tikrųjų, aš noriu pažymėti kantrybę. Kažkaip tai taip. Mano kūrybiškumas. Taip. Darbštumas. Taip, toks ryžtingumas. Čia mano šita figūra, kuri man reikalinga. Taip, skubėk lėtai. Pažymėkim šitą. Bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas. Ir dabar pasitikėjimas savimi. Žinau, kokią čia pasimtam. Dabar nebūna čia kita biškė geltona. Kitas atspalvis. Tokia kažkokia gavosi. Aš pažymėjau ir man to užtenka. Ir dabar, kad viskas vyktų pačiu geriausiu, harmoniškiausiu būdu, tiesiog lauko linija. Kažkokia jinai šį kartą keistoka, bet šį kartą yra taip, ir aišku, neurografai jūs jau žinote, kad aš pereinu dar kartą ir nežinau, aš turbūt greičiausia arba daug vėliau, arba kitą dieną pasižymėtas figūras nuspalvinsiu. Jūs galite daryti kaip jums norisi. Tai ir aš savo šiandien piešinę pakeisiu, kurį aš turėjau avino ženklą, dabar bus jaučio ženklas. Bus pakabintas ir suaktyvintas. Ir aš tikiuosi, tuos pagrindinius aspektus suaktyvinom. Aišku, jūs galite kiekvieną dieną dar papiešti atskirai, jeigu norite, arba kartą į savaitės tokį užtasą. Aš gal parodysiu, jeigu turėsiu laiko ir galimybę, aš parodysiu naują dienos planavimą, kaip aš pradėjau daryti dabar truputėlį kitaip, neurografiškai planuojant savo dieną. Savaitę tai ir taip, aišku, bet aš parodysiu naujovišką būdą, kaip darau dienos planingą. Ir man taip labiau jisai suteikia daugiau emocijų tokių. Tada tu pamatai per tą naujovišką momentą, kiek tu padarai, matosi. Ir tai kelia didelį džiaugsmą. Tai su jumis buvau aš, Ingrid, iki kito karto. Ate.